prie traktoriaus. Atrodo, ką čia gali veikti prie traktoriaus. Bet iš tikrųjų apima begalinis jausmas. Begalinis vėl tas jausmas to, nežinau, dėkingumo, tokio gerumo. Kad gali čia vėl būti, gali būti šitam ūkyje. Tai yra kompanijos ūkis, kur auginami yra eteriniai aliejai. Aš jau biškį pradžioje esu sakiusi. Tiesiog labai norisi perduoti šitą energiją. Vat energija, kuri čia yra jaučiama tuose laukuose. Ta tyla, tie žiogai svirpintys. Ten dabar pasakoja mums apie šitą ūkį, kaip 15 metais jisai buvo atidarytas, pradėtas kurti, daryti. Iš pradžių buvo mažas. Dabar nepameluosiu, kiek dabar čia hektarų, kiek šimtų hektarų čia yra. Negirdžiu dabar kalbą tenai. Bet esmė tai yra perduoti tai, ką aš jaučiu, perduoti tai, ką mes čia visi jaučiame atvažiavę. Kažkas tai pradeda ašaroti, kažkam džiaugsmo ašaros, tikėjimo, pasitikėjimo, dėkingumo ašaros pradeda tekėti tiesiog iš akių. Ir aš žinau tą jausmą, aš važinėju nuo 15 metų į šitą ūkį, dabar 23. Ir aš visada jaučiu čia tokį begalinį dėkingumą tam žmogui, kuris atnešė į mūsų pasaulį, į mano gyvenimą, jisai atnešė tikėjimą, jis atnešė gerumą, jis atnešė nepaprastai fantastiškus pokyčius į mano gyvenimą. Ir aš esu jam už tai labai dėkinga, Gary Youngui. Nebėra šio žmogaus daugiau su mumis. Jisai gyvas kiekviename eterinio aliejaus laše. Visada su dėkingumu imu eterinio aliejaus buteliuką, lašą ir dėkoju jam. Ir tas, kas to nepatyrė, tai tas nesupranta. Dėl to, jeigu norite patirti gyvenimo džiaugsmą, gyvenimo kokybę ir gyvenimą ne tik apie save, nes kiek gali žmogus apie save gyventi, kiek gali rūpintis, aš ir apie mane, ir man, ir mano šeimai, ar ne, kai aplinkui tiek daug kenčiančių žmonių, kai aplinkui tiek daug ieškančių žmonių. Dėl to aš atėjau į šitą veiklą. Atėjau į šitą veiklą tam, kad galėčiau padėti žmonėms. Padėti žmonėms, kad jie patys susikurtų savo gerovę, kad jie paimtų tą meškerę ir patys su tą meškerę išsigaudytų tą didžiąją žuvį. Ta žuvį, kokią jie yra nusiteikę sugauti, nes niekas už tave negali žinoti, kokios tau šiuo metu žuvies reikia. Gal reikia pradėti nuo mažytės žuvies, ar ne? Nuo mažytės laimės, nuo mažyčio džiaugsmo. O jau paskui, žingsnis po žingsnio, tu išsiaugini savo svajonę. Ir kai tu išaugini savo svajonę, tada tu pasigauni didžiąją žuvį. Jinai išpildo tavo svajonės, šita žuvis. Čia kaip ta gelda, ar ne, su auksinė žuvelė. Tai čia panašiai šitie instrumentai, kurie veikia mūsų visą biosistemą ir kurie veikia kažkaip ypatingai, veikia mūsų aplinką ir veikia iš tikrųjų mūsų judėjimą į priekį. Ne atgal, o į priekį. Per patirtis ir gražias labai patirtis. Ir šiandien po 10 metų buvimo su šita kompanija, kai aš esu aktyvi šitos kompanijos dalyvė, aš esu šito pasaulinio holistinio gyvenimo būdo judėjimo dalyvė, aš galiu pasakyti, aš esu be galo laiminga. Aš esu tokia laiminga, kad aš galiu kur save realizuoti, aš galiu tobulėti nuolatos, aš galiu realizuoti, aš turiu savo laisvę keliauti, laisvę būti su kuo noriu, kur noriu, kada noriu, aš neturiu jokių direktorių ant savo galvos ir aš galiu tiek, kiek aš galvoju, kiek man reikia, aš galiu visą tai susikurti. Galiu visą tai susikurti dėka to, kad žmonės tampa laimingi. Tai tokia yra veikla, jeigu kam nors būtų įdomu. Bet jūs bent jau naudokite šitus nuostabiausius eterinius aliejus. Ir tai, ką jūs darote, jūs darysite dar kitaip. Jūs gal kitaip kepsite duoną, jūs gal kitaip mokinsite žmonės šokti, bet tai jau bus visiškai kita kokybė. Ir tame yra esmė, tame yra prasmė gyvenime. Nesvarbu, ką tu darai, kad tu tą darytum iš visos širdies ir ne dėl pinigų, o kad tai darytum dėl kitų žmonių. Tame yra didžiausias džiaugsmas, aš taip manau. Aš to nežinojau prieš 10 metų, dabar aš tikrai tą žinau ir aš galiu to pasidžiaugti.
Taip kad jeigu mane klauso tie žmonės, kuriem norisi kažką daryti gerą dėl kitų žmonių, bet jie nežino šiandieną, kas tai galėtų būti, pradėkite tiesiog naudoti eterinius aliejus ir tai jums atsiskleis. O jeigu jūs patirsite, kad jūs norite daryti tai, ką darome mes, tai, ką darau aš, šitoj veikloj, šitoj nuostabioj sklaidoj, veikloj, edukuoti žmonės apie holistinį gyvenimo būdą, susijunkit, kalbėkim, parodysiu, pavesiu, palydėsiu. Pamatysite, koks gyvenimas yra nuostabus. Mes iš tikrųjų patys savo gyvenime kūrėme rojų. Tik tai patys, niekas kitas. Dėl to kviečiu jūs pažinti instrumentus, kurie veda į rojų. Ir kol kas baigiu reportažą, nes einu klausytis. Erika ruošiasi sodinti šlamutį. Imu pincetą. Tai žinot, kaip erkėm traukyti pincetas. Ir labai atsargiai su meile paimam didžiausią augliuką iš čia. Iš čia? Iš čia. Ir sodini ten. Ai, čia? Iš čia. Šitą blusą sodinti čia? Taip, šitą blusą. Pasiemi didžiausią. Taip. Pačią didžiausią pasiemi labai atsargiai su meile. Okay, need some help? Aha. To show you. Okay, so choose bigger one like this and take it like this. Okay, then make little hole and put it inside. And so you and press it little bit like this. and so you are doing all the time planting helichrysum every year? Yeah, every year, and these stay in greenhouse 3 months. Wow. After that, they are big, as you could see. This one, yeah, and then we are planting them outside. Erika, parodyk, nematau. Ojei, kokia blusa, žiūrėkit. It is long process and very delicate. Wow. Oi, very delicate. How many plants you are planting every year? So It depends. Yeah. because you have 1 million square meters. This Area, yeah. area. Yeah, It's huge. But when we plant it, Milijonas kvadratinių metrų yra šitas plotas. Milijonas. when we plant it outside, they stay a few years. Na, Erika, kaip jautiesi prisidėjus? Tai kadangi aš atvažiuoju nuo 15 metų, aš tikiu, kad čia kažkur jau auga mano augalėlė. Tai po 3 mėnesių šiltnamyje jie bus maždaug va tokio dydžio. Fantastika, ačiū labai.